rungtynės be 3 pagrindinės sudėties žaidėjų, bet atrodo viskas gerai, kas gerai baigėsi. Aišku, man smagu, kad šios rungtynės parodė, kad mes kaip komanda esam, kad žaidėjai moka mobilizuotis ir už draugus atidirba aikšteliai. Tiesiog turiu pagirti visus žaidėjus, šaunuoliai labai atidavė tikrai visi jėgas ir aš patenkintas šią pergalę. Šiandien buvo daug tokių variacijų, Matulis 4, Urbanas 5, daug tokių žaidėjų ne savo pozicijose. Ar tai davė teigiamą rezultatą? Matote, ant švieslentės, aišku, rodo, kad teigiamą. Nėra gal labai gerai, kai žaidėjai kaitalioja, bet iš kitos pusės žaidėjas universalus, jis parodo, kad gali ir ten žaisti. Turėjo 3-5 dienas po paskutinių rungtynių su Sūduva, žinojot, kad nebus 3 krepšininkų, buvot paruošę tam tikrą planą? Tai aišku, mes visą laiką planuojam, ką dirbsim, bet esmė buvo ta, kad negalėjom pilnai treniruotis, nes nebuvo 10 žaidėjų. Negalėjom komandinių grupinių veiksmų padaryti, bet žaidėjai, ką reikėjo padarė, aš sakau, įvykdėm. Gal šiek tiek šlubavo gynyba, ypač pirmoje pusėje, bet paskui susitvarkė viskas. Kokia situacija su traumuotais žaidėjais, kada jie grįš į komandą? Aš manau, kad Markeliūnas netolimoje ateityje, dar negaliu tiksliai pasakyti. Nežinau, kaip konkrečiai pasakyti su Mineikiu, dar jam reikia ištirti, pasižiūrėti, kas ten yra iš tikrųjų. Su Sakalais žaidėte 5 kartą šį sezoną, ar pasikeitė kažkoks žaidimas, nes pradžia buvo gana sunki? Manau, kad labai pasikeitė. Jie šiek tiek, matyti, gerai išnaudojo pertrauką susidariusią tarp varžybų, plus šiek tiek pakeitė taktiką. Jie buvo daugiau pasiruošę prieš mūsų žaidimą. Ir to pasekoje mes pradžioje strigom kai kur ypač gynybai. Bet įvedus kai kurias korektyvus padarėm, sakau, žaidėjai padarė tą, ką reikia, mes išplėšėm pergalę. Užsitikrinat vietą 8 KBBL stipriausių iššūkio taurės turnyro komandų, liko paskutinės rungtynės ir galimybė kovo dėl pirmos vietos grupėje. Ar bandysit kabintis? Aišku, mes nė vienų rungtynių neinam pralošti. Ar tai būtų labai stipri komanda, ar tai būtų nestipriau, aš manau, Techasas parodė, kad stipri komanda, jie labai gražiai žaidė pirmą pusę sezono, taip kad aš manau, kad bus stiprios ir geros rungtynės. Ir kaip vertinat Gintautą Matulį šiandien pasirodė? Šaunuolis, tik vieną galiu žodį pasakyti, šaunuolis, aš juo tikėjau, žinau, kad jisai tai gali padaryti. Aišku, jam reikia atitinkamų sąlygų, atitinkamo laiko, ką jis padarė. Jis ne pirmas rungtynės taip sužaidė, tarp kitko.